kaip ji sakys išėjęs man pasakysi. Įėjo žmogus į trobą, rado sakalo seserį. Jie tuoj paklausė, iš kur. Žmogus pasisakė, iš kur yra. O ji vėl klausė, kad iš ten ar neteko matyti mano brolio lekiojančio sakalo. Mačiau ir kad norėtum, dabar galėčiau parodyti, tik už parodymą turėtum duoti šitą žiedą, kur ant piršto turi. Sakalo sesuo atsakė, brolio gaila, žiedo dar gailiau. Apsisukęs išėjo žmogus laukan ir pasakė sakalai, kad jo sesuo atsakiusi. Brolio gaila, žiedo dar gailiau. Sakalas liepė jam sėstis ant nugaros, uždegė tą trobą ir nulėkė toliau. Po kiek laiko prilėkė antrą trobą. Sustojo sakalas ir sako žmogui, čionai mano vidutinė sesuo gyvena, eik į vidų.